Taigi, sakykite, merė, kuo ypatingas Radviliškis, kad čia jau antrą kartą vyksta Lietuvos geriausio vairuotojo konkurso finalas? Tai, kad vyksta antrą kartą čia, tai aš ko gero tik dėkočiau organizatoriams, nes mes visada norime ir norėsime, bet kad organizatoriai pasirenka būtent Radviliškį, tai mums yra smagu, o mes kaip rajono valdžia tikrai darysime viską, visada prisidėsime, kad tokie renginiai vyktų ir kad galėtumėm rodyti tiek jaunimui, tiek patyrusiems žmonėms, ką tai reiškia saugus važiavimas. Nesisekė turbūt tose, kuriuose daugiausiai klaidų padariau, tai buvo pati pirmoji Avensijo rungtis. Jaučiau iš tikro, kad kliudžiau koliuką vieną, teko panaudoti atbulinį. Ten praradau laiko, bet, kaip sakant, geriau pasitaisyti, nei kad gauti 10 sekundžių baudą. Labiausiai patiko turbūt dragas, tokia niekad nebandyta, sakykime, rungtis. O daugiau, dar smagi rungtis, aišku, buvo su kamuoliuku, kadangi tokia azartą įnešė, kad to kamuoliuko nepamest ir kuo greičiau pravažiuoti. Ir, aišku, kas be ko, egzotika, niekad nebandyta transporto priemonė. Labiausiai įsiminė dartų rungtis, kadangi nepataikiau į tą apskritimą, o patinka kol kas tas vairavimo rungtis labiausiai, aišku. Tikėjausi, kad būsiu pirmam trejetuke, iš tikrųjų, bet kad laimėsiu, tai nelabai tikėjausi. Kaip antrą kartą laimėjęs, tai jaučiuosi geriausiai. Pirmas kartas galbūt sėkmė, daugiau galbūt viską, o jau kaip antrą kartą, jau kaip sakant, tą pirmą kartą jau patvirtinu, kad tikrai geriausias galbūt.